Nuo 2004-ųjų Lietuva kaip integrali ES dalis tikslingai ir noriai dalyvauja visuose ES vykstančiuose procesuose, tarp jų ir kaimo plėtros vykdomos pagal naujovišką kaimo plėtros politikos lyder metodą. Lietuvoje šio metodo skleidėjos atskiruose regionuose veikiančios vietos veiklos grupės, siekiančios sutelkti kaimo gyventojus dirbti kartu, imtis iniciatyvos kurti savąjį kraštą. Vietos veiklos grupės parengia ir įgyvendina vietos veiklos strategiją, priima sprendimus dėl savų finansinių išteklių valdymo ir skirstymo. Dabar Lietuvoje veikia per 50 tokių grupių ir kiekviena jų įgyvendina konkrečios vietovės strategiją, kuria siekiama gerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę, skatinti ekonomiką. 2006 metais įregistruota Šakių krašto vietos veiklos grupė yra viena iš Lietuvos vietos veiklos grupių lyderių. Jos veikla aprėpia 97% Šakių rajono savivaldybės teritorijos, 2 miestus, 8 miestelius, per 500 kaimų. Net 3 kadencijas Šakių krašto vietos veiklos grupiai vadovavęs Algimantas Damijonaitis džiaugiasi gerais kolektyvo veiklos rezultatais, darbuotojų kūrybingumu ir nepaprastu entuziazmu. Susirinkom šiandien aptart mūsų strategijos, kurią jau įvykdėm. Pradėjom ją 2009 metais šitam nedideliam kolektyve. Buvo daug jaudulio, daug pamastymų, kaip tai bus padaryta. Vis tik tai buvo apjungta daug bendruomenių projektų vykdymui. Ir per šitos metus mes padarėm didžiulį darbą. Prisimenant pradžią, kai pradėjome visą darbą, kai pradėjom formuoti komandą, tai didžiausias mūsų darbuotojų manymo, atsakomybė didžiausia teko mūsų pirmininkui, kuris turėjo surasti žmonės, atrinkti tinkamus žmonės strategijos įgyvendinimui. Tikrai pradžia nebuvo lengva, nes nepažinojome ir vieni kitų, nepažinojom ir tų bendruomenių, nežinojom ir tikslių projektų, kokie jie bus. Bet šiandien tikrai galim pasidžiaugti ir visos darbuotojus mes kartu manom, kad strategija įgyvendinta pakankamai gerai, kad įgyvendinta tikrai daugiau negu mes planavom ir tikėjomės, 120 maždaug procentų. Ir džiaugiamės tomis bendruomenėmis ir aišku ir savo darbu tuo pačiu, kad mums pavyko visiems bendromis jėgomis, bendromis pastangomis padaryti tai, ką šiandien ir turim ir ką šiandien apžvelgiam. Nors gyvename technologijų amžiuje, vis dėlto dar nemažai kaimų gyventojų neturi galimybių naudotis modernizuotomis vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sistemomis. Šios opios kaimų problemos sėkmingai sprendžiamos naudojantis ES fondų paramą. Puikus pavyzdys – iniciatyvi Valiulių kaimo bendruomenė, kuri Šakių rajono savivaldybės administracijai įteikė argumentuotą prašymą dėl nuotekų tvarkymo sistemų įrengimo. Džiuginat bendruomenės susitelkimas, iškilus grėsmei projekto neįgyvendinti dėl žemės sklypo. Bendruomenės narė Jolanta Liudžiuvienė visuomenės poreikiams patenkinti atidavė privatų žemės sklypą. Paraišką Šakių krašto vietos veiklos grupiai pateikė ir projektą vykdė savivaldybės administracija. Dabar prisijungti prie nuotekų valymo tinklų gali 74 Valiulių kaimo gyventojai. Užpjaunių, šlamų, plokščių, Mikytų kaimo gyventojai taip pat ilgus metus negalėjo spręsti problemų dėl geriamojo vandens kokybės. Atlikus tyrimus, vandenyje buvo nustatytas per didelis geležies ir amonio koncentracijos kiekis bei kiti kokybės normų neatitikimai. Atsiradus galimybei pasinaudoti lyder programos lėšomis, savivaldybės administracija kartu su partneriu, uždarąją akcinę bendrovę Šakių vandenys, pateikė paraiškas Šakių krašto vietos veiklos grupiai ir sėkmingai įgyvendino projektus. Dabar išvalytas, kokybiškas, atitinkantis higienos normas vanduo tiekiamas beveik 1400 užpjaunių, keturnaujienos, užsienių, šlamų, veršių, plokščių, antkalniškių, Mikytų ir Pavilkijo gyventojų.
Jau visą dešimtmetį Girėnų bendruomenės centras, vadovaujamas ilgamečio pirmininko Zigmo Povilaičio, įvairiapusiška ir prasminga veikla džiugina Šakių krašto visuomenę. Idėja turėti savas patalpas, kurios tiktų girėniškių saviveiklininkų veiklai, puoselėta dar nuo pat bendruomenės įsikūrimo pradžios. Ir štai pasinaudojus LYDER programos lėšomis, 2014 m. pabaigoje oficialiai atidaryti nauji, ilgai laukti bendruomenės namai. Tai mūsų saviveiklininkai labai patenkinti, turim gausų pagyvenusių šokių kolektyvą, kaimo kapelą, dūdų orkestrą. Na ir tikrai šie namai buvo labai reikalingi, tikrai nuolatos skambės šiuose namuose šokiai ir muzika. Gelgaudiškis vienas seniausių Panemunės ir Šakių rajono vietovių kairiajame Nemuno krante. Turistai ir miestelio svečiai bene labiausiai čia domisi bendruomenės pastangomis naujam gyvenimui prikeltais Gelgaudiškio dvaro rūmais, šurmuliuojančių įvairiaspalviu kultūriniu gyvenimu. Gelgaudiškio bendruomenė jau nuo pat savo susikūrimo 2002 metais, kuomet buvo įkurtas bendruomenės centras Atgaiva, o vėliau 2004 metais, kada kultūros centras gavo juridinio asmens savarankiškumo statusą, iš karto pradėjo ieškoti galimybių, kaip pritraukti savo veiklai pinigų. Taigi, kada vietos veiklos grupė pradėjo startuoti su savo parama kaimo bendruomenėm, į šią projektinę veiklą aktyviai įsijungė šios abi įstaigos, tiek bendruomenės centras, tiek ir kultūros centras. Ir štai šitam Gelgaudiškio dvaro rūmų pastatui mes stengiamės ieškoti papildomo finansavimo. Taigi buvo su rajono savivaldybė sudaryta panaudos sutartis ir dalis patalpų buvo išskirta bendruomenės centrui Atgaiva, kur vykdytas projektas Gelgaudiškio dvaro amatų centras pirmoji dalis, buvo sutvarkytos patalpos. Įrengta cokolinio aukšto kairioji pusė ir 2 patalpos pirmajame reprezentacinėme rūmų aukšte. O vėliau jau buvo rašytas antrasis projektas, dvaro amatų centras 2, kuomet jau galvojome apie tai, kokios veiklos čia galėtų vykti. Na ir prie senovinių amatų, prie knygrišybos bandėm priderinti ir tokius amatus, kurie būtų ne tik senoviniai, bet ir su šiandieniniam technologijom ir kurie galėtų teikti kažkiek džiaugsmo bei naudos vietiniai bendruomeniai. Taigi pradėta velti vilną, tapyti ant šilko, siūti lėles, mūsų bendruomenė čia šviečiasi, mokosi, daro tam tikrus darbus ir kai kuriuos jų realizuodama užsidirba ir šiek tiek pinigų. Žinoma, kurgi be siuvimo. Siuvimas, tai dvaro rūbų aksesuarai, ne tik tai papuošimui rūmų erdvių, bet ir teatralizuotom ekskursijom, kurias rengia Gelgaudiškio kultūros centras nuo 2005 metų. Tai čia buvo pasiūti apdarai ne tik tai ponams, bet ir baudžiauninkams, medžiotojams. Taigi siuvybos amatas irgi labai reikalingas ir šitoj erdvėj gražiai įsipiešia. Dainuok, suvalkėjo, dainuok, prie Nemuno vingių dainuok. Padedant Šakių krašto vietos veiklos grupiai, sėkmingai įgyvendinti dar 2 projektai. Dvarų tiltas Gelgaudiški Skiduliai su Kidulių bendruomenės centru Vinkšnupis ir projektas Mažieji bendruomenių muziejai su Panevėžio rajono Miežiškių kaimo bendruomenė, kai vienoje Gelgaudiškio dvaro patalpų buvo įrengta istorinė ekspozicija.
Jau antrą veiklos dešimtmetį skaičiuojantis Veršių bendruomenės centras vienas aktyviausių rajone. Per 2008–2013 metų laikotarpį centras įgyvendino apie 30 įvairių projektų. Kaimo gyventojus labiausiai nudžiugino iš lyder programos skirtos lėšos poilsio ir laisvalaikio parkui įrengti. Aš pati vadovauti bendruomenės centrui pradėjau tik tai 2008 metais. Šio parko idėja kilo jau gana seniai, tai ir nuo 2003 metų, nes šitoje vietoje dar kolūkio laikais buvo iškastas prūdelis, kuriuo naudojosi ir kaimo vaikai, ir jaunimas maudydavosi. Jis buvo naudojamas gana plačiai. Tačiau laikui bėgant, gamtinės sąlygos vis tik pakeitė aplinką ir pakeitė pačią prūdelio išvaizdą. Prūdelis apžėlė įvairiais augalais, prūdelio maudytis jau galimybių nebuvo, o aplinka buvo ir griovių daug, ir apžėlusi, ganėsi karvės. Atsiradus galimybei pagal Šakių vietos veiklos grupės strategiją kurti projektus, buvo rašomas projektas viešosios infrastruktūros gerinimas Veršių kaime. Projektas sėkmingai praėjo įvairias patikras ir buvo įvertintas ir gautas finansavimas. Todėl šioje vietoje atsirado, kaip matysit, labai graži teritorija, kuri buvo sutvarkyta, sutvarkytos pakrantės, įruoštas pliažiukas, įruošta tinklinio aikštelė, apsodinta teritorija įvairiais augalais, įruošta gana didelį vaikų žaidimo aikštelė, įvairūs atrakcionai, kur vasaros sezonui prasidėjus jau pilna kaimo gyventojų vaikučių. Ateina ir su tėveliais pasėdėti, ir pasičiužinėti, ir pasisupti, na, o šiltom vasaros dienom ir pasimaudyti. 2013 m. vasarą Liepalotų bendruomenės centras Tėviškė ne tik minėjo savo veiklos 10-metį, bet ir nepaprastai džiaugėsi naujai suremontuotais bendruomenės namais. Visą 10-metį bendruomenė, net ir neturėdama veiklai tinkamo pastato, nuoširdžiai telkė narius, susiburdavo švęsti svarbiausių metų švenčių, neužmirždavo dainų, šokių, muzikos, dalindavosi džiaugsmais ir vargais. Jau nuo 2005 metų bendruomenės tikslas buvo kiek įmanoma sutvarkyti buvusios Liepalotų pagrindinės mokyklos pastato patalpas, kuriuose būtų galima organizuoti turiningą kaimo žmonių laisvalaikį. Naujų galimybių atvėrė 2007–2013 metų ES finansinis laikotarpis. 2011 metais iniciatyviausios bendruomenės narės pirmininkė Vilma Sutkaitienė ir buhalterė Giedrė Išganaitienė įdėjo daug pastangų ir pateikė paraišką dėl bendruomenės centro Tėviškė patalpų sutvarkymo finansavimo. Gavus paramą, svajonės tapo realybė. Mokykla pasikeitė neatpažįstamai. Pastatas apšiltintas, suremontuotas, įrengtas vandentiekis ir vietinė kanalizacija, pastatyta nauja krosnis ir dožydiniai, įsigyti svetainės ir virtuvės baldai, buitinė įranga. Smagu, kad naujuose bendruomenės namuose netrūksta aktyvios veiklos, kad ją įsitraukia ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jaunimas. Atvykote į Gerdžiūnų bendruomenę, kuri yra įsteigta 2007 metais. Jai 3 metus vadovavo dabartinė mūsų seniūnė Onutė Rakauskienė. Nuo 2010 metų bendruomenės narių pasitikėjimo vairą vadovavimui perėmiau aš, Jolanta Puidokienė. Gerdžiūnų bendruomenė pagal 2007–2013 metų strategiją yra įgyvendinus 3 minkštuosius projektus. 2 iš jų yra orientuoti į verslumą. Kada sueidavom bendruomenė į susirinkimus, galvojome, kaip pagerinti žmonėms gyvenimą. Pamatėme, kad mūsų kaimas sensta, kad vis sunkiau žmonėms tvarkytis savo buities darbuose, kad reikia būtent jiems čia paslaugų. Taip kilo mums idėja plėtoti bendruomeninį verslumą. Nutarėme rašyti projektą,
kuriuo galėtume žmonėms išnuomoti sodo daržo techniką arba suteikti su šia technika jiems paslaugas. Įsigijome vejos pjovimo traktorių, motorinį pjūklą, aukštapjovę, aeratorių, šakų smulkintuvą, žolėpjovę, sniego valytuvą. Iš tiesų verslą plėtoti sekasi neblogai. Žmonės yra patenkinti, technika nuomojasi ne tik mūsų vietiniai bendruomeniečiai, bet technika ir toliau pradeda išvažiuoti net ir į rajono centrą, į Šakius, į Lukšius, į Kriukus, todėl nutarėme jį tęsti. Parašėme testinį projektą malkų ruošimo mašinai, kuri atlieka net kelias funkcijas. Rastus perpjauna, sukapoja, galima rinktis į kokį dydį, į kokį diametrą ir konvejeriu sumeta į krūvą arba tiesiog gali, kaip ir mūsų šiuo demonstruojamu atveju, sumeta į priekabą ir gali pristatyti ir nuvežti žmonėms, jų pageidaujamą vietą. Manome, kad būtent ši paslauga bus mūsų atliekama ne tik mūsų šioje vietovėje, šioje teritorijoje, bet tikimės rinką susirasti ir visame Šakių rajone. Pasinaudojusi ES paramą, Gerdžiūnų kaimo bendruomenė pati kuria kokybiškesnį gyvenimą, ugdo verslumą, rūpinasi jaunąja karta. Lekėčiai nedidelis, girių apsuptas miestelis prie Kauno Šakių plento, garsėjantis aktyviu bendruomeniniu gyvenimu. Moterų klubas Lekėčiuose gyvuoja jau 10 metų. Mes įkūrėm tokius namus, kur puoselėjam sveiką gyvenseną, etnografiją, kulinarinį paveldą. Parašėm projektą lyder programai, pasistatėm duonkepę krosnį, šakočių kepimo krosnį ir dabar vykdom tos projekto numatytas visas veiklas, kulinarinį paveldą. Pristatom šakočių kepimo edukaciją ir duonos kepimo edukaciją. Visą procesą pasakojam šakočių istorijas, receptūrą, žmonės patys dalyvauja. Kas sugalvojo ir kaip gimė ta idėja, to recepto niekas to nežino, bet receptas užrašytas buvo vienuolyne ir labai saugomas. Netgi 200 metų neišėjo šitas receptas iš vienuolynų sienų. Senasis vienuolis sumaišydavo paslapčia tešlą, kepdavo tada jau visi vienuoliai, bet kas dėdavo į tą tešlą, visus ingredientus griežtai buvo laikoma paslaptyje. Bendruomenės moterų klubo narės nori užsidirbti lėšų klubo gyvavimui ir veiklai, skatinti verslumą, kultūrinį turizmą, alternatyves veiklas kaime. Lukšių miestelio bendruomenė nuo seno garsėja aktyvę kultūrinę, sportinę, šviečiamąją veiklą, talentingomis, veikliomis asmenybėmis. 2009 metais įkūrus Lukšių bendruomenės centrą atsirado daugiau galimybių pasinaudoti ES teikiamą paramą, aktyviau rūpintis Lukšių krašto gerovę, jaunimo užimtumu, projektinės veiklos plėtra. Šiandien Lukšių bendruomenė gali drąsiai didžiuotis įgyvendintais projektais, sukurta patrauklia viešąją erdvę. Kaip matote, aplinka labai graži, medeliai aplinkui, stadionas, vaikų šūkavimas. Buvo toks tikslas pagerinti šitą erdvę. Esame labai laimingi, kad pavyko tą projektą įgyvendinti per 12, 13 ir 14 metus. Jeigu taip vardinti, kas buvo padaryta, tai renovuota iš pagrindų krepšinio aikštelė, 400 metrų bėgimo takų buvo renovuota, 100 metrų tiesiojoje paklota minkštoji danga, krepšinio aikštelėje taip pat paklota minkštoji danga, pastatyti stovai. Dar šiek tiek buvo išplatinta gimnazijos vaikų laukimo aikštelė, kur jie laukia autobuso. Trumpai tariant, projektu esame labai patenkinti tiek mes, tiek jaunimas ir miestelio žmonės. Renovuotas Zyplių dvaras Lukšių miestelio pasididžiavimas. Dvare nuolat vyksta įvairūs renginiai, šventės, kasmetinis tautodailininkų pleneras Zyplių žiogai. Atgimusio dvaro siela Lukšių seniūnas garsus tautodailininkas Vidas Cikana, visas jėgas paskyręs dvaro atgaivinti, tradiciniams amatams puoselėti.
2013 metais įvairūs menininkai ir žmonės, amatininkai buvo sukviesti Zyplių dvarą, kur galėjo atgaivinti visus amatus, kuriuos mes buvom nusimatę projekte, tai kalvystė, medžio drožyba, keramika, puodininkystė, įvairūs buitinių meno gaminių kaip demonstravimas, tai ir vilnos vėlimas, audimas, juostų gamyba, karpymas. Ir šitie darbai, meno kūriniai, jie papildė mūsų miestelio įvairias įstaigas, aplinką, parkus ir Zyplių dvaro galerijas. Džiugu, kad tokioje ypatingoje aplinkoje plenero dalyviai ne tik prisimena senuosius amatus, bet ir pasisemia naujų idėjų, užmezga glaudžius bendradarbiavimo ryšius su kitais menininkais. Panovių kaimas garsėja ne tik gražia gamta, sutvarkyta aplinka, įspūdingomis vasaros šventėmis ir sporto varžybomis, bet ir kaip vandens turistų pamėgta vieta. Panovių kaimo bendruomenė prieš keletą metų sprendė, ką įdomesnio ir savitesnio padaryti ir kad mūsų bendruomenė kažkokią tai veiklą išsiskirtų iš kitų. Na ir bediskutuojant visai netrukus kilo tokia mintis, taigi mes esame unikalioje vietoje ant Šešupės kranto, tai kodėl neišnaudoti šitą nuostabią Dievo dovaną, ypatingai gerą kelią. Taigi ir kilo mintis parašyti projektą ir įsigyti baidarių ir baidarės nuomoti ir vystyti tokį vadinamąjį vandens turizmą. Projektą parašėm ir įvertinimas buvo 98 balai iš 100 galimų. Įsigijom baidarių 12, na ir štai jos jau keletą metų Šešupės vandenyse plaukioja, žmonės džiaugiasi malonių poilsių, na, o bendruomeniai šiek tiek nuo eksploatacinių išlaidų dar lieka ir kitiems dalykams, ir turizmo paslaugų atnaujinimui, jų praplėtimui ir panašiai. Taigi kviečiame visus, kas nori poilsiauti, kas nori paplaukioti į Panovių bendruomenės centrą Šešupę. Verslumą skatinantis projektas pasiteisino. Vandens turizmo paslauga, baidarėmis ir plaustais jau duoda finansinę naudą. Išspręsta vietos žmonių užimtumo problema, sudarytos puikios sąlygos maloniai praleisti laisvalaikį. Šešupės ir Širvintos santuokoje įsikūręs Kudirkos naumiestis garsus ne tik Lietuvos tautinio atgimimo šauklio daktaro Vinco Kudirkos muziejumi, unikaliu liaudies skulptoriaus Prano Sederevičiaus skulptūrų ansambliu, bet ir įspūdingu valstybės saugomų kultūros paveldo objektu 18 amžiaus Švento kryžiaus atradimo bažnyčia. 2013 metų pabaigoje įgyvendintas išskirtinis projektas, sutvarkytas ir šarvojimo salėje bei kitoms sakralinėms reikmėms pritaikytas bažnyčios rūsys, pirmajame aukšte įrengtos pagalbinės patalpos, nupirkti baldai, įgarsinimo aparatūra. Prie projektų įgyvendinimo ypač daug prisidėjo parapijos klebonas, dekanas, kanauninkas Donatas Jesulaitis. Mes esame įpratę, kad bažnyčioje pagrindinis dėmesys yra skiriamas bažnyčiaus erdvei. Tačiau bažnyčioje nemažai vietų, kurioms tenka to dėmesio žymiai mažiau. Tai įvairios liturgijai pagalbinės patalpos arba pačioje bažnyčioje esamos vietos,
kurios lyg tolėliau nuo žmonių dėmesio. Tokia vieta, einant iš bažnyčios presbiterijos ir leidžiantis laiptais, buvo čia po bažnyčios didžiuoju altoriumi. Buvo graži, kaip matome, skliautuota erdvė, kuria aišku neturėjau nei laiptų, nei to gražaus skliautų išryškinimo, nei grindų. Visa šita per vietinės veiklos grupės projektą iš ES lėšų galėjo parapiją įsirengti ir panaudoti kaip šarvojimo salę. Vykdant šį projektą nepaprastai jautriai, dėmesingai ir tiksliai savo patarimais dirbo vietinės veiklos grupės šakių darbuotojos ir projektuotojai ir darbininkai atliekantys restauravimo darbus. Būtent visi stengiasi, kad ta vieta sukauptų tokiai gražiai ir sakraliai minčiai. Gražios gamtos apsuptyje, šalia didžiulio tvenkinio įsikūręs Voverių kaimas, šiandien garsėja kaip puikiai įrengta aktyvaus laisvalaikio renginių, sporto švenčių vieta. Atgaivinti kaimą, gerinti žmonių gyvenimo kokybę, sukurti aktyvaus poilsio zonas prie Voverių tvenkinio buvo sena bendruomenės centro Jotyje svajonė, kurią pavyko pasiekti įgyvendinus ES finansuotą projektą aktyvaus poilsio zonų įrengimas prie Voverių tvenkinio. Čia buvo įrengti takeliai, automobilių stovėjimo aikštelė, erdvi vasaros pavėsinė su židiniu, prieplauka baidariams, lieptelis poilsiautojams. Sėkmingai įgyvendinęs investicinį projektą, Voverių bendruomenės centras ryžosi įgyvendinti dar vieną idėją – teikti vandens turizmo paslaugas ir taip skatinti bendruomenės verslumą, suteikti galimybę užsidirbti. Parašiusi projektą ir gavusi finansavimą, Jotyje įsigijo baidarių, vandens dviračių, jų transportavimo ir priežiūros įrangą, saugos priemonių. Pasiektais tikslais patenkinti visi kaimo gyventojai ir atvykstantys svečiai. Prie projektų įgyvendinimo savo idėjomis, žiniomis ir projektinės dokumentacijos tvarkymu daugiausiai prisidėjo bendruomenės centro pirmininkė Elena Pocevičienė, bendruomenės nariai Antanas Pocevičius ir Julius Stakė. Kriūkų bendruomenės centras nuo pat savo veiklos pradžios 2002-aisiais aktyviai dalyvavo krašto visuomeninėme gyvenime, bet dar labiau susitelkė dirbti, kai buvo pradėta įgyvendinti Šakių krašto vietos plėtros strategiją. Bendruomenės pirmininkė Lilija Liutvinienė ir kiti aktyvūs nariai subūrė stiprią bendraminčių komandą, kurios vienas reikšmingiausių darbų sėkmingai įgyvendintas projektas aktyvaus sporto ir poilsio galimybių plėtra Kriūkų bendruomenėje. Rengdami ir vykdydami projektą orientavomės į mūsų miestelio jaunus žmonės, kad jiems būtų terpė veikti, sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį, nes iš tikrųjų rūpi, kad jaunas žmogus galėtų kartu su vaikais praleisti laisvalaikį. Įsigijome gana daug priemonių, įvairaus inventoriaus, kurį naudojome ir vykdydami projekto veiklas, o pasibaigus projektui kasmet turime jau tradicinę sporto šventę, per kurią absoliučiai visas inventorius yra panaudojamas. Kartu inventoriumi naudojasi ir mokykla, organizuodama savo sportinės dienas, renginius. Iš tikrųjų manom, kad miestelyje svarbus ne tik pagyvenęs žmogus, bet ir jaunas, kad jis visada rastų tą erdvę, kurioje galėtų save realizuoti. Akivaizdu, kad susitelkusi tvirta miestelio bendruomenė gali ir moka darniai dirbti, kad Kriūkuose būtų gera gyventi tiek jaunam, tiek senam.
Slavikų seniūnijos bendruomenės centro įkurto 2002 metų gruodį veikloje dalyvauja per 80 narių, kurie per savo gyvavimo metus įgyvendino per 30 įvairių sričių projektų. Šiandien mes švenčiame savo miestelio šventę, tai Slavikų bendruomenė, Slavikų seniūnijos bendruomenė gyvuoja jau 12 metų. Esame aktyvūs bendruomeniečiai, organizuojame įvairias šventes, renginius, varžybas sporto. Todėl labai džiaugiamės, kad turėjome tokią puikią galimybę pasinaudoti ES lėšomis, vykdyti projektus. Turime atnaujinę krepšinio aikštelę Slavikų pagrindinės mokyklos stadione ir įrengę naują vaikų žaidimo aikštelę, kurią mielai lanko tiek mamos, tiek vaikai. Na, o jūs matote mus gražiai pasipuošusius, nes tai vienintelė galimybė buvo rašyti projektą ir gavus finansavimą nusipirkti Slavikų kaimo kapelai, kuri kitais metais švęs 15 metų, rūbus ir dalį instrumentų. Taip pat nusipirkom informacinės technologijas visas, kurių neturėjom 10 metų. Na, tiesiog džiaugiamės, kad galim pasidžiaugti mūsų turimais rezultatais ir tikimės, kad ateityje taip pat galėsime padaryti dar daug gerų darbų. Tik nuoširdus bendradarbiavimas, savitarpio supratimas ir palaikymas padeda nuveikti didžius darbus. Šakių krašto vietos veiklos grupė vienas iš pavyzdžių, kaip žvelgiant į ateitį kartu su partneriais, rėmėjais ir bendraminčiais galima atlikti daug prasmingų, neįkainojamų darbų.